Labadiena, gerbiami tautiečiai, jaunimas, kolegos, gerbiamas rektorių. Šiandieną susirinkome į 17 renginį kultūros renginių ciklo Vydūnas tautai ir valstybei, kuris yra skiriamas Seimo nario Dainiaus Kepenio iniciatyva naujai išleistos Vydūno knygos Sveikata, jaunumas, grožė pristatymui. Tai knyga iš tikrųjų yra apie sveiką gyvenseną, taip kaip ją suprato ir propagavo Vydūnas prieš daugiau negu 100 metų. Ir įdomu būtų tokį retoriškai paklausti kiekvieną savęs, kiek tai aktualu yra šiandien, dabar, 21 globalių karinių konfliktų amžiuje, kada esame per žingsnį galbūt nuo 3 pasaulinio karo. Tai čia, manau, tokiose sąlygose, kada taip neramu, visuomenė yra sunerimusi, iš tiesų atsigręžti į Vydūno filosofiją, išmintį, į jo sąmonę, į jo žmoniškumo sąvokas yra labai aktualu ir svarbu. Dabar, kalbant apie naujai išleistą knygą Vydūno Sveikata, jaunumas, grožė, jisai pats ir pasakė tada prieš, kaip buvo išleidžiama 28 metais, 1928, kam ši knyga yra iš tikrųjų skiriama. Leiskite man trumpai pacituoti jo paties Vydūno žodžius, kurie yra skiriami mums visiems čia esantiems. Noriu lietuvių tautos žmonės matyti taurius ir sveikus, todėl ir stengiuosi visaip jų taurumą ir sveikatą auginti bei tvirtinti. Dabar dar dėstau sveikatos pagrindus ir sąlygas. Tariuosi, esąs tam skirtas beveik visą jaunystę, sirgęs ir visaip gydęsis. Žinau, kad kiekvienam negalėsiu padėti. Tuos, kuriems svarbu gyventi pagal senus, žalingus įpročius, vargu ar pamokysiu. Tegul atranda, kas jiems reikalinga. Ir jiems, ir kitiems bus naudinga, jeigu pats gyvenimas pamokys ir kuo greičiau. Taip pat nieko negalėsiu pasakyti ir tiems, kurie viską žino geriau negu aš, kurie jau ir taip išmintingai gyvena, tiems patarimų nereikia. Šis raštas, Vydūno knyga, Sveikata, jaunumas, grožė, skiriamas jaunos širdies, pakilios sielos, giedros dvasios žmonėms, kurie turi drąsos pabandyti keisti senąjį gyvenimo pagrindą, jeigu mato, kad jis netikęs. Taip pat šis raštas skiriamas tiems, kurie nori patys rinktis, kaip elgtis, o ne pasiduoti aplinkinių prievartai. Pagaliau, tebus šis raštas parama visiems, kurie gyvenimo bangose stengiasi sutvirtinti savo žmoniškumą. Nebus naudos iš šio rašto tiems, kurie tiki, jog egzistuoja tik materialusis pasaulis, kurie pasitiki tik savo fiziniais pojūčiais ir yra tuo patenkinti. Šis raštas pirmenybę teikia dvasiai. Jai priskiriama galia šiame gyvenime. Iš tokio supratimo ir sprendžiamas pasirinktas uždavinys. Atatinkamai bus rodoma, kaip reikia gyventi, norint išlikti sveikam. Supraskime, nenorima žmonių gydyti, norima paskatinti žmogų protauti, kad gyventų tikslingai, kad pats stiprintų savo sveikatą ir išvengtų įvairių negalių. Reikia išmokti nuolat gyventi dvasios, o ne materijos šalyje. Vydūnas, Sveikata, jaunumas, grožė. Va taip rašė, kam dedikuojama ši naujai išleistoji Vydūno knyga. Be viso kito, kas pasakyta, šio renginio dalyvis, Klaipėdos universiteto profesorius Algimantas Kirkutis yra nekartą sakęs, kad Vydūno knyga Sveikata, jaunumas, grožė dar ypatinga ir tuo, kad pasitarnavo steigiant Lietuvoje vienintelį sveikatos mokslo fakultetą Klaipėdos universitete. Manau, apie tai jisai plačiau pakalbės,
programos eigoje. O dabar aš kviečiu Vydūno draugijos giedotojas ir Žemynos gimnazijos moksleivius sugiedoti tautišką giesmę Vinco Kudirkos ir Vydūno lietuvių giesmę. Prašau. Dabar kviečiu sveikinimą žodį tarti Klaipėdos universiteto rektorių profesorių Artūrą Razbadauską, po to Seimo narį Dainių Kepenį ir Žemynos gimnazijos mokytoją Rytą Podolinkienę. Prašau. Labas vakaras, dėkoju Juozui už tą iniciatyvą, kurią jau Klaipėdos universitete vyksta 16 renginys, mačiau parašyta ant programos. Tai 16 turbūt, sakė 7, bet tai nesvarbu, reiškia, kad yra tikrai tų renginių ciklas, jau mes nebespėjame bėgti pagal tą skaičių, tai ačiū labai Seimo nariui Dainiui Kepeniui už tą iniciatyvą ir Vydūno knygos naują leidimą. Dabar žinau, kad ir elektroninis variantas yra, kad gali mūsų jaunoji karta matyti. Dėkoju visai Klaipėdos universiteto
Žemynos gimnazijos bendruomenį, matau direktorius, mokytoją ir jaunimas, kuris šiandien puikiai kartu su Vydūno draugijos giedotojomis pradėjo įžangą į šią puikią mūsų sueigą ir jau eilinę tapusią Vydūno paminėjimo proga. Tai visada malonu matyti šalia ir Klaipėdos universitete mūsų mylimą profesorę Aušrą, kuri atvyko iš Vilniaus ir beveik kiekviename renginėje dalyvavo Vydūno draugijos pirmininkė. Tai aš manau, kad mes ir toliau seksime, ką Vydūno draugija organizuos kartu su Klaipėdos universitetu. Ir jau šiandien šiek tiek persimetėm, kad ir kitiem metam turime numatę įdomių renginių, tai kviesime juose dalyvauti. Šiandien pasiruošę tiek gitarų matau pačioje aulos pabaigoje. Tai iš tikrųjų malonu ir džiugu, kad mes susibūrėme ir paminime Vydūno vardą ir kaip jau Juozas šiandien sakė, geopolitinėme kontekste, kuomet iš tikrųjų aplinkui matome tik karus ir grėsmę, agresiją, tai Vydūno įžvalgos yra labai svarbios. Tai ačiū visiems, kad ateinate ir gražios šios dienos gražaus renginio. Brangus Vydūno sekėjai, puoselėtojai, tie, kurių širdise gyvena Vydūnas, ačiū, kad atėjote šiandien čia. Ypatinga šiandien diena. Penktadienis, 13. Gyvename prie jūros, nieko nėra baisiau jūreiviam, kad tą dieną kažkur tai išplauktų. O mes paėmėme, į tai nusispjovėme ir susirinkome vardan Vydūno. Tamsos pasaulis tegu traukiasi. Mes žinome, kad Vydūno šviesoje viskas bus gerai. Ir ačiū labai rektoriui, ačiū Vydūno draugijos pirmininkiai, ačiū jaunimui, kuris visą laiką kartu yra. Bet mes su profesorium Algimantu nesustojam kartoti. Nesustojam kartoti vieną Vydūno pasakymą, kad žymiai svarbiau sveikatą tausoti ir stiprinti, negu ligas gydyti. 95 metai yra knygai, kuri dabar išvydo ketvirtąjį leidimą, tokia atnaujinta, gerokai lengviau skaitoma. Ir galiu pasakyti, jeigu mes Lietuvoje būtumėm sekę Vydūnų nuo tos dienos, kai ta knyga išėjo, nebūtų šiandien tos problemos, kur visi dėjojam, kad pas daktarus niekaip negalim patekti per 3 mėnesius ir dar ilgiau. Nebūtų, bet mes 95 metus lyg tyčia ėjome į kitą pusę. Ir aš noriu pasidžiaugti, kad tikrai gimsta Lietuvoje žmonių jau kritinė masė, kurie suprato, kad arba dabar, arba niekada. Bet aš negaliu apsidžiaugti, šiandien mes sutarėme su rektoriumi ir su profesoriumi, kad 22 kovo per Vydūno gimtadienį rengiam Klaipėdoje tarptautinę konferenciją skirtą Vydūnui ir skirtą prevencijai. Kalbėti apie tai ne kaip vaistų gauti brangių ir ligoninėje vietų, bet kaip nepatekti į ligoninę ir nereikėtų mums tiek daug vaistinių. Tai 22 kovo ir aš nebejoju, kad prezidentas Lietuvos, kuris prieš 2 metus buvo atvažiuojęs į Klaipėdą, kai mes turėjom duoti startą universitetui, kad taptų jisai pilotiniu projektu, visoje Žemaitijoje ir Lietuvai pavyzdys, prasidėjo pandemija. Tai aš manau, kad ta pandemija sustabdė mūsų gyvenimą, bet mes vėl grįžtam prie tų idėjų, prie kurių buvom jau priartėję visiškai. Tai ačiū visiems, kad esate, ačiū, kad susirinkome kartu. Būkit sveiki ir laimingi Vydūno šviesoje. Dėkui. Labą dieną visiems, atėjau prie savo mokinių ir kalbėsiu turbūt apie gimnaziją. Kas tai yra gimnazija? Visada sakau, nėra šiandieną nieko to, ko nebūtų buvę senovės Graikijoje. Gimnazija tai yra fizinio lavinimo mokykla. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tik tai sveikame kūne galima sveika siela. Olimpinės žaidynės, kūno puoselėjimas, siekimas idealo. Tas idealas ir yra ta pusiausvyra tarp kūno ir sielos. Ir aš manau, kad grįžimas atgal ir Vydūno skaitimai ir šitiems mokiniams tikrai padės suvokti. Galbūt jie šiandieną dar nelabai suvokia, ką jie skaito, tačiau tie žodžiai karts nuo karto skambės jų galvose ir mintise jie visada sugrįž į tas tikrasias tiesas. Istorija lyg tai sukasi ratu. Mes kažką padarom, pamirštam ir vėl grįžtame atgal. Kadangi gerbiamas Seimo narys kalbėjo apie gydytojus, aš prisiminiau vieną tokią frazę, aš pas gydytojus nevaikštau, bet viena kolegė sakė, nuėjau pas gydytojus, sakau, duokit kokių vaistų.
O jisai sako, įsiklausyk į savo kūną. Ir jis tau viską pasakys, ko jam reikia. Ačiū ir geros šventės. Dabar kviečiu gerbiamą režisierių skaitovą Domininką Malajevą paskaityti ištrauką iš Vydūno knygos Sveikata, jaunumas, grožis. O po to jo šaunūs mokiniai pasidalins savo skaitimais, prašau. Sveiki visi. Malonu iš tiesų, kad Vydūnas sujungia tiek daug jaunų žmonių ir džiugu, kad Klaipėdos universitete tų žmonių vis gausėja ir aš tikiu, kad ateityje tų žmonių bus daugiau ir daugiau. Vats Vydūnas skelbia esmę, kad žmogus įsigilintų į save, suprastų save. Vydūną skaityti, manau, neužtenka, reikia jį išgyventi. Ir čia salėje yra žmonių, kurie Vydūną išgyveno savimi, savo dvasia, savo sielą, ir kurie galbūt dar tik tai su juo susipažįsta ir ruošiasi eiti jo keliu. Tai iš tikrųjų džiugu, kad Klaipėdos universitete, šitam krašte, kur Vydūnas gan aktyviai reiškiasi, jo idėja, jo misija ir toliau, kaip sakant, vykdoma. Ir tikrai labai dėkui gerbiamam Dainiui Kepeniui už tokią didžiulį iniciatyvą pakartotinai išleisti Vydūno knygą Sveikata, jaunumas, grožis, kurią aš manau kiekvienas perskaitęs, ta knyga įsirėž giliai jo pasąmonę ir jinai turi tokių galių pakeisti žmogaus gyvenimą. Tai tikrai labai linkėčiau visiems su ta knyga susipažinti, paskaityti. O dabar norėčiau paskaityti ištrauką iš šios knygos. Tamsiosios ir šviesiosios būsenos. Svarbu yra skirti įvairius potraukius, jie ne vienareikšmiai. Vienų neturėtume paisyti, o kitiems ateiti į pagalbą. Pamatykime skirtumus. Kūno arba biologiniai instinktai, kaip antai alkis, troškulys ir lytinis potraukis, jaučiami stipriau nei poreikis judėti, miegoti ir taip toliau. Potraukiai nori būti penimi, patenkinami. Jie auga, stiprėja, kadangi žmogus jiems atsiduoda, savo dėmesiu prie jų prisijungia. Tos rūšies instinktai pasireiškia kaip atsakas į grėsmę, kylančią iš aplinkos. Tai agresija, pyktis, neapykanta, kerštas, išgąstis, baimė ir taip toliau. Atsakomosios emocijos nebūtų tokios reikšmingos, bet žmogus, reaguodamas, pats didina jų reikšmę. Jos silpnina žmogaus esmę ir temdo jos šviesą. Kai šitas būsenas žmogus įtvirtina, jis ima jose skęsti. Įsivyravosios, jos ardo asmenybę ir jos gyvenimą. Jos veikia tarsi demonai. Prisiminkime, kas mumyse vyksta, kai leidžiame savo viduje siausti pykčiui, neapykantai, baimiai. Šios būsenos mus graužia, trukdo racionaliai mąstyti, vertinti faktus. Pasidavęs tokioms emocijoms, žmogus priima neteisingus sprendimus ir taip jis silpnina savo esmę. Atkreiptinas dėmesys, kad abiejų minimų rūšių būsenos susijusios su pokyčiu. Pirmosios rūšies būsena yra savanaudiška, nes žmogus nori pritraukti, o antrąją atstumti. Yra dar viena emocijų rūšis. Ji nieko nelaukia, ji nieko nebijo, ji teikia. Tokios būsenos yra džiaugsmas, prielankumas, viltis, drąsa, narsumas ir taip toliau. Jos ne vien aplinką nušviečia, bet ir patį žmogų šviesina ir stiprina. Tai teigiamos emocijos, todėl augintinos. Geros nuotaikos žmogus yra malonus, bet to ir reikšmingesnis, svarbesnis ir vertesnis. Kaip jau supratote, nuo pat renginio pradžios čia ir sėdi Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazijos devintokai, kurie pirmą kartą, galbūt yra scenoje ir pirmą kartą skaito Vydūną, tai tad prašau jūs šiltai juos palaikyti ir sutikti.
Gyvenimo įstatymai daro viską, kad žmogus išliktų sveikas. Jiems reikia tik nenusižengti. Ir tai turėtų svarbiausias jo rūpestys. Ir turime suprasti šį žmogų, kurio nėra visa žmogiškoji esmė, o tik jos reiškinys vadinamas protu. Atkreipkime dėmesį, kai tik ima veikti protas, jį užvaldo aistros. Troškimai geidulį mažina ir temdo sąmoningumo ratą, sukelia prieštaringumą ir taip griauna sveikatą. Bet yra ir dar kitas žmogaus esmės reiškinys. Jis nesusilieja su jausmais ir būsenomis, bet dalyvauja mąstant ir nušviečia protą. Jį vadiname išmintimi. Išmintingų žmonių mažai, daugelį veda kitos jėgos, tik ne išmintis. Vienus valdo jausmai, kiti vadovaujasi vien protu. Norime, kad žmogus pasirūpintų savo sveikatą vien vadovaudamas protu, tačiau retas, kuris supranta, ką protas iš tikrųjų daro. Pastebėta, kad gyviai, kurie vieni savo gamtoje, toli nuo žmogaus gyvena, dažniausiai būna sveiki. Stirnaitė lengva koja šokinėja po mišką, o vyturys anksti pavasarį aukštai ore sveikas cirkuliuoja. Naminiai gyvuliai ir sparnuočiai daug dažniau serga, ypač čia, kur aukšta kultūra. Penima kiaulė serga tukimo liga. Niekur kitur gyvoje erdvėje nėra tiek daug ligų, kaip tarp žmonių. Aišku, kad žmogus pats turi būti to priežastis. Jis negyvena, kaip liepia gyvenimo dėsniai. Visomis išgalimis jis stengiasi jos aplenkti. Gyvūnai nenori apgaudinėti įstatymų. Jie gyvena natūraliai. Žmonės nori vadovautis protu, bet negali atsikratyti pagundų. Protas geidulius netgi skatina. Jis juos peni. Aistrų valdomas žmogus negyvena žmoniškai. Išeitų, kad protas griauna, o nestiprina sveikatą. Be to, jis daro dar blogesnį darbą. Stengiasi surasti naujų dalykų naujiems troškimams sužadinti. Taigi, žmogus nesemėsi energijos iš esmės, kurį jo asmeniškiam gyvenimui kūrė, o gyvena tąją, kurios jam suteikia trumpalaikis troškimo patenkinimas. Ar tai gerai žmogaus sveikatai? Retai kas pagalvoja, todėl mūsų laikais tam tikros ligos sparčiai gausėja, kaip ir įgimtos ligos. Nors protas niekuomet nebuvo taip lavinamas kaip šiandien. Protas labai darbštus, stengiasi prigalvoti visokių gėrimų ir valgių ir dar kita ko, kas tik būtų skaniau, kas dirgintų ir žadintų aštresnius pojūčius. Mat vis dar tikima, jog gyvesni tampame iš tų dalykų, kurie akimirką smagina, priversdami kūno ląsteles sparčiau darbuotis, bet tie smagumai kūnai pražūtingi. Vartojamas alkoholis, nikotinas, morfijus, kokainas, saldainiai ir taip toliau. Visa yra skanu, malonu, tačiau griauna kūną, žlugdo gyvenimą, naikina sveikatą. Todėl mūsų laikai žmonės dažniau serga negu seniau. Tik pasižiūrėkime šiuolaikinių žmonių dantis. Retai matysime sveikus. Žmonės kitaip minta negu kadaise. Seniau maitinusi sveikiau. Dar ir patys sargdino vienas kitą. Kiek susarga beragindami. Nors vieną burnelę išmesti, kasnelį suvalgyti. Nors kūnui tai nereikalinga. Priešingai, kenksminga. Bloga nemanant, norima širdingumą parodyti, bet išminties tame nėra. Kad bent proto būtų, jis daug reikštų, bet ir jo nėra. Be to, žmonės vienas kitą žemina, liūdina, vienas kitam sukelia visokių rūpešių, o kuris kitam, kaip sakoma, kraują gadina, tas ir savo kenkia. Mat, kiek maža bėra proto, sveikatą išlaikyti. Dabar prašau Klaipėdos Karalienės Luizos jaunimo centro gitaros studiją atlikti muzikinę kompoziciją.
jauniesiams gitaristams ir jų vadoviai Ninai Dzimidieniai. O dabar prašau Vydūno draugijos pirmininkę, profesorę Aušrą Martišiūtę. Sveiki visi. Džiaugiuosi, kad šiandien tikrai ir šiais metais mes turime Lietuvoje tokį gražų pavyzdį, kai Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, kai Seimo narys Dainius Kepenis dovanoja Lietuvai tikrai mūsų pamatus sustiprinantį kultūros paveldą. Ir štai vat aš pagalvoju, kai Vydūnui buvo labai nedaug metų, jisai buvo jaunesnis už jūs, jo brolis iš Kibelkos spaustuvės Ragainėje parnešė pirmąjį Aušros numerį. Ir manau, tai buvo viena iš priežasčių, kodėl Vydūnas išdrįso drąsiau kalbėti lietuviškai, nors yra buvę, kad jisai su mama gėdijosi viešumoje kalbėti lietuviškai. Ir manau, kad tai buvo impulsas, kodėl jisai paskui grožėjosi lietuvių kalba ir lietuvių kalbos saugoma išmintimi. Taigi, miniu prezidento ir mecenato Prano Kiznio dovanojimą Lietuvos mokykloms Aušrą. Jūsų gimnazija turbūt irgi jau pasiekė arba greit pasieks šio labai svarbaus mūsų kultūrai rinkinio komplektas, kuris tapo ir labai svarbiu, formuojantis Vydūnui kaip asmenybei, kaip lietuviui, kaip lietuvybės puoselėtojui. Tai, kad mes turime ir antrąjį puikų pavyzdį, Dainiaus Kepenio iniciatyva išleista Vydūno knyga Sveikata, jaunumas, grožė, manau, yra taip pat labai svarbu, nes mes kaip žmonės, kaip mokytojai, kaip mokiniai, kaip dėstytojai, kaip studentai, apskritai kaip žmonės labai dažnai užmirštame save. Ir Vydūnas šitą knygą parodo, kad gyvendami ir tarsi jausdami, kad mes turime paruošti pamokas, turime svarbių darbų, turime visko, bėgame, lekiame ir mes visiškai nejaučiame savęs, nejaučiame savo kvėpavimo, savo širdies plakimo, nejaučiame net ir savo sveikatos, kol mūsų kūnas nepasako, kad aš turiu būti taisomas. Tai yra tikrai savęs pamiršimas. Ir tai, kas yra Vydūno knygoje ir Vydūno praktiniai patarimai, tai iš tikrųjų Vydūno draugijos stovykloje mes esame patyrę, mano dukra dabar 10-okė, bet jinai jau 3 metus važinėja į Vydūno stovyklas ir supranta, kad labai yra svarbu teisingai judėti, teisingai kvėpuoti, nes sako, mes per kūno kultūros pamokas visiškai netaisyklingai darome pratimus, mes netaip darome tempimo pratimus, ta prasme yra daugybė klaidų, bet kitas dalykas, kad yra labai svarbu, kad mes pamirštame savo psichikos sveikatą, savo psichologinę sveikatą, mes nemokame susidoroti su savo blogomis mintimis, su nerimu, su, tarkime, čia ir mokytojams ir mokiniam yra labai svarbu susidoroti su pykčiu, su, pagaliau, su baime. Ir, Vydūnas primena tiesiog praktiškai dalykus, kurie, tiesiog mūsų ir kūną, ir dvasią, ir psichiką leidžia tiesiog, palaikyti sveikesnė, stipresnė. Tai manyčiau, kad viena iš tokių iniciatyvų būtų labai graži, jeigu mes ir mokyklose, su kūno kultūros mokytojais, tiesiog padarytume tam tikros tokios, kaip sako, biuro joga, pamokų joga. Tiesiog kažkokius tai tokius atsipalaidavimo, susidorojimo su savo įtampomis pratimus. Tai galėtų būti iš ryto, tai galėtų būti kažkokia tai ypatinga diena, bet tikrai, Vydūno knyga siūlo labai gerų pavyzdžių, kaip tiesiog, žmogui susidoroti su tais taifūnais ir chaosais, kurie siaučia mūsų prote, emocijose. Žiūrėkite, kiek Vydūnas vartoja daug žodžių, nusakydamas, kasgi ten mūsų viduje vyksta. Tai va, ir manau, kad nukrypstu nuo pranešimo savo temos, bet tai, manau, yra kaip tam tikra įžanga. Rektorius paminėjo, kad, štai ir Seimo narys paminėjo apie tą 22 dieną, kovo 22 dieną per gimtadienį, iš tikrųjų, tokia ir puikia diena, kada mes galime, iš tikrųjų, prisiliesti prie Vydūno iš esmės. Tai iš tikrųjų ir su mokytoja Rita kalbėjau, kad galima būtų padaryti štai ką. Vydūnas yra šito krašto žmogus. Ir Vydūno draugija yra įsteigusi
premija ir šita premija yra paskelbta ir iki gruodžio 31 dienos laukiame kandidatūrų, o per kovo 22 dieną bus įteikiama pirmoji premija. Taigi tai galėtų tapti mums tokia šventė, kurios metu ir medikai kalbėtų apie tai, kaip gyventi be vaistų, tai yra, kad būtumėm ne ligų ministerijos globojami, o sveikatos, kaip ir sako pavadinimas sveikatos ministerijos, bet kartu ir galėtume prie Vydūno prisiliesti, galbūt ne konkuruodami, ne konkurse, o tiesiog pasidarydami savo Vydūno kūrybos festivalį. Vydūno kūrybos, tai gali būti, tarkime, improvizacijų vakaras, tai gali būti ir dainos, ir netgi šokiai, nes Vydūnas yra sukūręs ir nemažai schemų yra jo knygose, kaip, pavyzdžiui, galima, kaip reikėtų šokti ten tam tikrus šokius, beje, jis įvartoja labai juokingą žodį laigymas, laigyti. Tai štai, iš tikrųjų, galima sugalvoti įvairių formų, bet manau, kad, Žemynos gimnazija tikrai galėtų būti ta vieta, kurioje, tarsi prasiskleisų tie tokia, šito krašto vertybių puoselėjimo vieta taptų. Ir, iš tikrųjų, mes matome, kad artėja ir kito svarbaus šito krašto žmogaus, Liudviko Rėzos jubiliejiniai metai, 26 metais mes pagaliau turime ir tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, lietuvių ir rašytojai, menininkai. Tai pavyzdžiui, tarkime, Didžioji Lietuva jau susigrąžino lietuvių ir lenkų poetas Adomas Mickevičius, lietuvių ir lenkų rašytojas, poetas, eseistas, Nobelio premijos laureatas Česlovas Milošas, bet taip pat galėtų būti lietuvių ir vokiečių Hermanas Zudermanas, lietuvių ir vokiečių Bobrovskis. Ir manau, kad tai yra tiesiog, tie dirvonai, kuriuos mes turime, sujudinti. Ir tai būtų labai gražu. Tai štai, kodėl mano, sakau, tokia įžanga tarsi ir į temą, tarsi ir ne visai, bet kartu ir į temą. Būtų gražu ir tikrai bus gražu, kai mes tai darysime. Ir štai, Domininko paklausė, sako, kaip tu supranti tą pavadinimą, jeigu yra sveikata, jaunumas, grožė, o apie grožę beveik nieko nerašoma. Tai iš tikrųjų, ką reiškia apskritai Vydūnui grožė? Nes 1927 metais jisai parašo tragediją Pasaulio gaisras, kur veikia veikėja Grožvyda. Magija, Grožvyda yra, Probočių šešėliuose Grožvyda yra. Ir štai, atrodo, kurgi tas magiškas grožis, su kuogi siejasi tie magiško grožio dalykai. Ir turbūt tai yra, ką gali padaryti sveikas, jaunas, tai nebūtinai pagal amžių, bet jaunatviškas kūnas, kurti grožį, daryti gražius dalykus ir išvelgti, kas yra grožis. Turbūt mes dažnai matome tik tai grožio paviršių, kaip Vydūnas sakė, kad mes ir apie laisvės paviršių tik tai kalbame. Ir grožio paviršių tik tai mes turbūt galime išvelgti. Ir štai mįslė, bet pavyzdžiui, mes kalbame, kad senosios Lietuvos tikėjimas, iki krikščioniškasis tikėjimas buvo kriviai. Bet Vydūnas sukūrė krivės paveikslą, amžinoji ugny veikia pirmoji krivė Grožvyda. Tai štai, kągi ji įžvelgia, kasgi yra tas tikrasis grožis. Vydūnas tiesaus atsakymo nepasako, nors pas jisai, jeigu žiūrime į nuotraukas, tikrai buvo fiziškai kaip ir gražus veidas, švytintis veidas, bet turbūt štai čia mes ir matome, kad grožis apšviečia. Apšviečia ir tai vadinasi yra ne tik tai kremų ar makijažo ar photoshopo sukurti dalykai, bet ta kažkokia tai spindulinga harmonija, kuri, šviečia iš vidaus, iš sąmonės, iš sielos mūsų. Ir turbūt galėtume sakyti, kad tikrasis Dievo sukurtas pasaulis turėtų būti be galo gražus. Tai turėtų būti kažkokio ypatingo grožio dalykas. Grožį sudarko pažmoniškumas, grožį sudarko blogis, grožį sudarko geiduliai.
net ir paklausiau ir prisiminiau tą knygos ištrauką greta kokaino ir saldainiai. Iš tikrųjų, mes dažnai net nesusimastom, kur, kas mus greuna, pasaulį greuna, mūsų grožį greuna. Ir, iš tikrųjų, skaitant Vydūną, net ir pajauti tą kalbos grožį, kitokios kalbos grožį. Kitaip. Mes dažnai galvojame, mano studentai sako, tai va ten sovietmečių visi norėjo būti unifikuoti, vienodi, o mes jau nepriklausomos Lietuvos žmonės, mes siekiame būti išskirtiniai, saviti, originalūs, bet pamatom, kad to originalo siekiu mes vėl visi susiunifikuojame. Bet iš esmės turbūt, kas yra, kiekvienas žmogus yra unikalus ir savo grožiu. Ir turbūt nėra nei vieno tokio pat, kaip ir snaigės nėra tokios pat. Tiesiog siūlyčiau pabandyti, padaryti savo tokį eksperimentą. Nufotografuoti save arba savo draugą, savo mamą, savo tėtį, kokį nors žmogų, kuris yra laimingas, kuris yra suinteresuotas tuo, ką jisai daro. Ir tada, kai jisai yra nusivylęs, piktas, norintis kažką padaryti blogo, pamatysime skirtumą. Tai tiesiog yra susijęs su grožiu. Kuo daugiau teigiamos energijos, kuo daugiau užsidegimo, kuo daugiau, neapsimestinio, o tikro tokio noro kažką tai gero, gražaus padaryti, tuo žmogus yra gražesnis. Ir tada mes sakome, kuriantis žmogus yra gražus, dirbantis žmogus yra gražus, bet svarbu tai daryti iš savęs, ne per prievartą. Surasti savyje, kaip klausėmės mokinių skaitomas ištraukas, išmintis. Surasti savyje energijos, be jokios prievartos, be jokio diskomforto, jausti prasmę tą, ką mes darom, ką mes mokomės, ką mes veikiam. Ir tada tikrai atrodo pasaulis visai kitomis akimis nušvinta, mes matome viską daug gražiau. Ir tada supranti turbūt, kad grožė plevena tarp, virš Vydūno knygų, kaip ta išmintis, kurios, iliustratyviai nepavaizduosi, bet ją atpažįsti. Atpažįsti iš švytėjimo, iš to, kad supranti, kad tai yra tikra. Taigi linkiu visiems būti gražiais, mėgautis gyvenimu, ieškoti prasmės ir tą prasmę sugavus, išsprūstanti prasmė, bet, iš tikrųjų, pagavus, pajautus tą gerą jausmą, kai supranti, kad tai yra prasminga. Iš tikrųjų, gyventi prasmingą gyvenimą ir daryti jį prasmingesnį kitiems. Taigi gyvenimas gali būti gražus. Kodėl kalbu šiandien apie tai? Nors pasaulio gaisre vyko taip pat karas, kaip ir šiandien vyksta, bet pasaulio gaisro finale magiško grožio mergina, kuri dėl savo namų apsaugos, dėl savo idėjos paaukojo savo gyvybę. Ji nuostabaus grožio pavidalu pasirodo danguje. Ir tas grožis, magijos žygdarbio ir aukos sukrėtimas keičia pasaulį. Kareiviai meta ginklus ir eina kurti taikios ateities. Taigi nėra tokie paprasti dalykai. Grožis ne tik viršelių objektas, tai yra galia keičianti pasaulį. Tik tai reikia susivokti, kad tai yra labai susiję su prasme ir drąsa. Taigi, ačiū už dėmesį ir noriu paklausyti daugiau muzikos, daugiau gražių ir prasmingų tekstų ir pasidžiaugti šio vakaro kartu su jumis. Ačiū profesoriai Aušrai Martišiūtė-Linartienei, kuri tikrai taip gerai išrituliavo savo mintį Vydūno grožę, būtent nūdienos realijų.
globalaus karinio konflikto galima, dundančių būgnais karo kontekste tikrai įgyja kažkokią ypatingą svarbą ir ryškumą tas grožis ir svorį mūsų viduje, mūsų širdise. Dabar prašau, norisi daugiau dainų, tai Mažosios Lietuvos repertuaro dainas atliks, kelias dainas atliks Vydūno draugijos giedotojai, kurie atvyko iš Vilniaus specialiai šitą renginį. Prašom. Ir atsivežė savo vėliavą, Vydūno draugijos. Augo žalia liepelė, augo žalia liepelė, aš tą liepelę kirsiu ir baltąją tašys. Aš tą liepelę kirsiu ir baltąją tašys. Baltai tašysiu, margai rašysiu, baltai tašysiu, margai rašysiu, padarysiu laivelį, įguldysiu mergelę, padarysiu laivelį, įguldysiu mergelę. Aš užmigdinčiau savo mergelę, aš užmigdinčiau savo mergelę, su meiliuoju žodeliu, surinskuoju vynelį, su meiliuoju žodeliu, surinskuoju vynelį. Aš pabudinčiau savo mergelę, aš pabudinčiau savo mergelę, su geltonom kanklelėm aukselio trimytėm, su geltonom kanklelėm aukselio trimytėm. Vaikeli, kikelki mano mergelė, vaikeli, kikelki mano mergelė, kelki mano mergelė, iki rūtų darželį, kelki mano mergelė, iki rūtų darželį. Vaikeli, bink žalia rūtelė, vaikeli, bink žalia rūtelė, žaliuok žalia rūtelė, dar neisiu šįmetę. Žaliuok žalia rūtelė, dar neisiu šįmetę. Šekšmamų žąsis mūsų
tęsime programą jaunimo skaitymai. Kviečiu į sceną Žemynos gimnazijos moksleivis. Ištrauka bus iš Vydūno knygos Sveikata, jaunumas, grožį. Ir taip pat kviečiu jaunimo gitaros studijos mokinius. Atliksit iš karto po to muzikinę kompoziciją gitarą. Prašau. Išminties nevaldomos jėgos žmogų priveda prie ligų ir jam tenka gydytis. O jeigu jau sunku išmintingai gyventi ir išlaikyti sveikatą, tai dar sunkiau bus susirgus pasveikti. Neišmintingasis ir toliau elgiasi kaip įpratęs ir nuolat ruošia sąlygas ligoms. Jis nuolat daro tai, kas kenkia sveikatai. Kita vertus, jeigu žmogus ir pasistengtų protingai, gal net išmintingai gyventi, visų klaidų vis tiek neišvengs, nebūdamas tikras išminčius. O tada reikės gydytis. Gerai padarys, kad susirgęs kreipsis į gydytoją. Mokslo žmogus žino daug apie kūno gyvenimą, daug daugiau nei kuris kitas. Bet gydyti yra labai painus darbas. Kaip dabar turbūt suprantame, reikia ne vien ligą šalinti, bet ir mokyti žmogus sveikos gyvensenos. Išminčiai leisti būti jos sveikatos gale ir sargu. Gydymo mokslas teikia žinių. Tų žinių turint, galima darbuotis, vadinasi protauti, mąstyti. Bet kaip reikia išminties norint žmoniškai gyventi? Taip dar daugiau jos reikia norint susirgusį gydyti. Išminties nėra, ji nesireiškia, nešviečia, kur nėra dorovės. Tik labai doras, taurus, kilnus žmogus gali gydyti iš tikrųjų. Senovėje gydymu rūpinasi beveik vien tik šventieji žmonės. Mokslas yra be abejo naudingas ir todėl reikalingas. Neišsimokslinęs, tačiau išmintingas žmogus gal ir nepadarys blogą, bet jam trūks patirties, iš kurios greičiau sužinoti tikslingą veikimą. Neišmintingasis negalės naudotis kitų patirtimi. Sveikata visuomet siejasi su šviesa, su geru kvapu, su tyru oru ir su švara. Niekuomet su tamsa, dvokimu ir purvu. Abejokime viskuo, kas turi panašių žymių. Atsiminkime, kaip atrodo tai, kas auga, tarpsta, klesti ir kaip atrodo tai, kas kaipsta, nyksta, pūva, žuva. Ir to jau numanysime, su kuo draugauja sveikata, su kuo liga. Toliau įsikalkime, kad negali bet kuris mokslas žmogų padaryti tikrų gydytojų. Ir geriausias mokslas nieko nereikš, jeigu nebus išminties, kuri jo naudotųsi. O netikęs mokslas bus tik tai kliūtis. Klysta tie gydytojai, kurie žiūri kūną kaip į cheminių elementų junginį, o į žmogų kaip į gyvulį. Netikęs mokslas tų skirtumų neparodo, o neišmintingas gydytojas jų nepastebi. Kaip jam reikia tada gydyti? Jis nepastebi žmogaus dėsnių, kuriems žmogus yra nusižengęs. Tiesą pasakius, ne gydytojo reikalas yra žmogų išgydyti. Gydytojas te gali pašalinti tai, kas pažeidė sergančio gyvenimo dėsnius. Ir tada gyvybė, prigimtis, žmogaus esmė skatinama, pati pataiso sveikatą. Tokia yra valia, iš kurios ateina visa, kas gyva. Žmogus šito nenumano, jeigu tiki, kad gydymas vyksta iš išorės, kad gydo vaistai, žolės ir tepalai. Todėl gydymo procesas stabdomas, trukdomas. Iš viso, kas lig šiol pasakyta, turbūt aiškėja, kad daug sunkiau yra gydytis, negu sveikam išlikti. Todėl daug svarbiau yra rūpinti savo sveikata, nei ligų gydymu. Tai mokslas taip pat turėtų pirmiausiai tirti sveikatos pagrindus ir sąlygas. Ir jų uždavinys – tokį mokslą skelbti žmonėms, o ne kaip įprasta, tirti beveik vien ligų ypatybės ir kas darytina joms šalinti. Pirmo neištyrę, antro negalės padaryti. Taigi, pirmoji gydytojų pareiga turėtų būti žmonių sveikatą stiprinti ir saugoti. Tada ligų gydymas būtų tik tai išimtis.
gitaristams. O dabar kviečiu Klaipėdos universiteto profesorių Algimantą Kirkutį. Jisai mums papasakos, ką reikia daryti, norint išlikti pasveikti ir išlikti sveikų, jaunų ir gražių. Iš tikrųjų jau daugiau negu 45 metai esu gydytojas. Gydau žmonės ir kuo daugiau gydau, tuo matau, kad jų vis daugiau serga. Kaip nebūtų keista, mes vis daugiau ligoninių turim, vis daugiau vaistų, medicinos mokslas vystosi, o ligoninių nemažėja, o daugėja. Iš tų 45 metų, 25 metai va ši knyga Sveikata, jaunumas, grožė tapo mano stalo knyga. Ir aš ją visą laiką turiu prieš akis. Ir kodėl? O todėl, kad Dainius pasakė, kad toje knygoje pagrindinė mintis yra parašyta, kad žymiai svarbiau sveikatą tausoti ir stiprinti, negu ligas gydyti. Apie ką šiandien vaikai šnekėjo. Ir kad jie aiškiai pasakė tose citatose, kad būtent sveikatos visa esmė yra sveikatos išsaugojime ir sustiprinime. Bet tai labai sunku padaryti, nes geidulių, instinktų, tokių blogų, kurie veda žmogų klaidingų kelių, yra labai daug. Ir todėl reikia, kad žmogui būtų padedama. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aukščiausia Lietuvos institucija, Lietuvos Respublikos Seimas šitą klausimą sprendžia. Kaip daryti, kad Lietuvos gyventojų sveikatos ištekliai didėtų. Ir Dainius tai supranta, kaip Seimo narys ir kaip ir kiti Seimo nariai, kad tai yra būtent sveikatos sustojimo ir stiprinimo. Ir ne tik Seimas, bet net ir jungtinių tautų, reiškia visų pasaulio šalių pagrindinė organizacija, yra priėmusi tokį vystymosi tikslų planą, kuris 18 metais Lietuvos Respublikos Seime buvo ratifikuotas. Tai reiškia, priėmė mes šitą jungtinių tautų planą Lietuvoje ir jis tapo privalomas. Tai reikėtų daryti. Ten yra 18 pagrindinių uždavinių, kaip turėtų vystytis šalis pasaulyje. Ir trečias iš tų klausimų, vienas iš svarbiausių, tai yra aiškiai parašyta - užtikrinti gyventojų sveiką gyvenseną ir visų amžiaus grupių gerovę. Tai neina kalba apie gydymą, neina kalba apie ligas, eina kalba apie sveiką gyvenseną, apie tai, ką šnekėjo Vidūnas. Matot, turime įstatymus, turime aukščiausią valią, bet kaip sunkiai tas viskas darosi. Tai kodėl taip yra? O todėl, kad trūksta būtent sąmoningumo, mąstymo, žmogaus aktyvaus proto jungimo. Ir svarbiausia, trūksta ne tik kiekvienam žmogui atskirai, bet tiem žmonėm, kurie pas mus priima sprendimus. Vyriausybė visur. Būtent to sąmoningumo ir nėra. O kaip tas sąmoningumas gali atsirasti? Sąmoningumas atsiranda tik per žinių kultūrą. Per informaciją, kuri yra žiniasklaidoje skleidžiama, per švietimą. Ir taip toliau. Tai mes šiandien apie tai šnekam universitete ir tas Vidūnas tautai ir valstybei, Klaipėdos universitete, manau, tai labai reikšmingi žingsniai, kurie yra daromi. Gal ne visi mato, ne visi supranta, bet tai lašas po lašo ir akmenį patašo. Ir aš galvoju, kad tos Vidūno idėjos, jos ras savo kelią. Kaip sakė Vacys Bagdonavičius, Vidūno idėjas tai yra bomba, kurie ateis laikas ir jinai tikrai suspros. Ir kuo mums blogiau, tuo tas sprogimas arčiau darosi. Kaip Vidūnas atsakė šitą klausimą, kaip reikėtų žmonių sveikatą tausoti ir stiprinti. Jisai tikrai visą gyvenimą sirgo ir net sugebėjo pasveikti nuo mirtinos ligos džiovos tada, kada buvo. Ir jis tą patirtį tiesiog toj knygoje norėjo ir perteikti. Jis suprato labai daug. Ir norėjo žmonėms šitą viską patirti. Tai jis ir padarė. Pagrindinis dalykas, sakė, reikia suprasti, kas tai yra pasaulis, kaip jisai sudarytas, kokios priežastys ligas sukelia ir tada priimti sprendimus. Tai tą jis ir nori padaryti. Ir ta knyga yra parašyta būtent tam. Pasistengta paaiškinti žingsnis po žingsnio žmonėm, kaip čia viskas padaryta, kaip čia viskas sudėliota. Ir iš esmės Vidūnas toj knygoje paaiškina pačius svarbiausius klausimus, kurie iškyla kiekvienam žmogui. Gal mes nesusimastom visi apie tos klausimus. Kas tai yra žmogus? Atrodo keista, ne?
Bet iš tikrųjų tai labai svarbu suvokti, kas tas žmogus, kokia jo esminė sandara, kaip žmogus sudarytas, iš ko jis sudarytas. Iš dvasios materijos ar iš kūno, ten, iš organų ir visa kita. Koks yra žmogaus ir supančių į pasaulio santykis. Kokia yra žmogaus būties esmė. Įsigilinkit, kokie čia svarbus klausimai. Kas tai yra sąmonė, kas tai yra sveikata, kokia sąmonės reikšmė siekiant sveikatos, ilgamžiškumo ir natūralaus grožio. Tai iš esmės šita knygelė tai yra mūsų didžiulis nacionalinis turtas. Europos pasaulio sveikatos organizacija tik 78 metais Almatos konferencijoje apibrėžė sveikatos sąvoką. Vydūnas tai padarė prieš 50 metų. Lietuvoje labai aiškiai pasakė, kas tai yra sveikata ir labai nuosekliai surašė instrukciją. Vat tie vaikai šiandien skaitė instrukciją, tiesiog klausimus. Kaip reikia eiti į tą sveikatą? Tai iš esmės tai yra Biblija. Tai yra tam tikra Biblija, kur surašyti visi principai, kaip reikia būti sveikesniu. Kas tai yra liga, kas tai yra sveikata. Tai vat, jeigu pasižiūrėt pagal žmogaus sandarą pagal Vydūną, visi matė šitą paveiksliuką ir žino, kad žmogus čia pagal Vydūną yra iš tokių 4 dalių sudėtas. Kūno gyvatos, jausmų gyvatos, minčių ir dvasios ir sielos gyvatos. Ir jeigu tai palygysim su šiuolaikinė sveikatos sandara, tai samprata, tai Jungtinės tautos apibrėžia, kad health is social, physical ir mental well-being. 3 pagrindiniai dalykai. Tai jie net ir dabar atsilieka nuo mūsų sveikatos supratimo, nuo Vydūno tiksliausia. Nes Vydūnas apibrėžė patį svarbiausią elementą sveikatoje. Tai yra dvasinė, sąmoningumas ir dvasinė gerovė. Tam suvokime pasaulinės sveikatos apsaugos organizacijos nėra svarbiausio elemento, kurį Vydūnas aiškiai pasakė. Dvasia, siela, esmingasis aš. Tai yra priežastis, kodėl mes čia esam. Priežastis, kodėl mes turime būti sveiki. Apie pačią pagrindinę priežastį, sako. Tai ta knygelė apie tai. Būties esmė. Kas tai yra žmogus? Jisai sako, kad žmogus visatos elementas, egzistuojantis pagal apibrėžtus pusiausvyros principus. In ir yang. Tamsa, šviesa, viršus, apačia ir taip toliau. Vienas net piešinėlį nupiešė. Ir pasakė, kad tai sąmoningas žmogus, kuris supranta, kas tai yra vidus, kas tai yra išorė. Žmogus iš 2 dalių, iš vidaus ir išorės sudarytas. Ir tos principus labai svarbu suprasti. Ir kad žmogaus vidus yra supantis, kontempliuojančios, viską apjungiančios aplinkos. Ir kurie tie principai veikia pusiausvyros dėsniuose. Dabar, jeigu pažiūrėt visiškai paprastai žmogų, tai kad žmogus tai yra baltymai. Nes visai negyvoji gamta neturi baltymų, o žmogus tai yra baltymų sintezė ir tas baltymų sąveika su aplinka. O čia 2 pagrindiniai dalykai. Ir galima pasakyti, jeigu kalbėt apie ligas, kad tik 5% lygų yra genetiškai užkoduotų, kurios gali pasireikšti per visą gyvenimą. Bet pagrindinės lygos, jos atsiranda santykyje tų baltymų, tuo žmogaus ir aplinkos. Ir žmogus turi mokėti tą santykį suprast, suvokt ir jį subalansuoti. Ir jeigu jis to nepadaro, tai tada ir atsiranda tos visos bėdos, lygos, ankstyva mirtis, ankstyva senatvė ir visa kita. Jeigu žmogus gyventų teisingai, jis galėtų gyventi ir 100, ir 200 metų ir daugiau. Vydūnas pagrindžia sąmonės sąvoką. Savimonė, Vydūnas vadina sąmonę savimonę. Įgalina mus priimti sprendimus nulenčias mūsų ateitį. Ir jis aiškiai pagrindžia sveikos gyvensenos būtinumą. Vat jūs girdėjot, kad jis sakė, kad yra svarbu sveikai gyventi. O kaip tai padaryti? Kad tai padaryti, reikia mokėti mąstyti. Reikia išvystyto sugebėjimo mąstyti ir išvystyto sąmoningumo. Užtat kita knyga Vydūno parašyta, kuri gal net dar svarbesnė už sveikatą, jaunumas, grožį, tai yra Vydūno knyga Sąmonė. Čia yra pagrindinis pats Vydūno veikalas, kuris iš esmės nes sąmonė remiasi ir sveikata. Jeigu yra sąmonė, yra suvokimas, yra sveikata. Iš esmės sąmonė tai yra žmogaus orientacija laikė ir erdvėje. Aš turiu suvokti, kokiam laikė aš gyvenu, kokioje aplinkoje ir kas aplink mane. Ir aš jeigu suvokiu, aš galiu pasirinkti kelią, kuriuo man teisingai eiti.
Sąmonė tai yra didžiausia žmogiškumo apraiška. Todėl mes Vydūną vadinam humanizmo atstovu. Žmogiškumo, žmogaus. Žmogaus, kaip pasaulio centro. Tai sąmonė tai yra tam tikra kaip bazė, kur žmogus surenka savyje tą visą informaciją, ją apdoroja ir paskui priima sprendimus. Sąmonę galima suskirti dvi dalys. Yra pasąmonė ir sąmonė. Pasąmonė tai yra refleksai, kurie užkoduoti gimstant pas žmogų. O sąmoningumas tai yra iš esmės protas ir mąstymas. Ir galima sakyti, kad sąmonė paprastai atsako į klausimą kaip. O kaip padaryti čia, kaip pavalgyti, kaip ką. Bet dar svarbiau yra sąmonė atsakyti į klausimą kodėl. Kodėl aš turiu valgyti, ką aš turiu valgyti, kodėl aš turiu judėti. Kaip kad tas klausimas leidžia suvokti šitą viską ir numatyti ateitį. Sąmoningumas leidžia matyti ir praeitį, ir ateitį, dabartį ir pasirinkti ateitį, pamatyti ateitį. Tai iš tikrųjų tas santykis tarp sąmonės ir pasąmonės yra labai, skirtingas. Nes pas žmogų pasąmonės ir tų sprendimų tokių ateinančių iš instinktų yra labai daug. Tai apie 90% ir tik 5% iš esmės yra sąmonės, kuri turėtų būti plečiama. Ir ta riba iš tikrųjų nėra aukšta, bet čia tokia apytikslė proporcija. Ir mes dažnai pritrūksta mums tos sąmonės, kad mes pasirinktumėm teisingą kelią. Čia toks pavyzdys yra pateikimas laivo kapitonas ir jo komanda. Tai įsivaizduokit laivą, kurį valdo kapitonas, kuris supranta sąmoningas, kuris žino tikslą, žino uostą, kur plaukia. Ir staiga geiduliai, jausmai, ta visa komanda paima ir kapitoną, perversmas išmeta už borto ir patys pradeda vairuoti laivą, kada jie nemoka to laivo vairuoti. Nežino, kur plaukti. Ir laivas, nuplaukia į uolas ir nuskęsta. Taip yra ir su žmogum. Nes protas tai yra tas kapitonas, kuris valdo. Tas sąmonė tai yra kapitonas, kuris duoda žmogui supratimą, kuris plaukia, žino apie ateitį. O kada atsiranda geduliai, instinktai, pradeda valdyti, žmogus pasimeta ir kas pirmiausia lygos atsiranda. O toliau žmogus toksai gali ir žūti. Jeigu paim sveikatos formulę, tai labai paprastai ją suvesti, kad tai yra suvokimas sąmonė padalinta iš gyvybei palankių veiksmų. Jeigu supranti, tai gali pasirinkti ir veiksmus. Žmogaus organizmas taip padarytas, kad organai nebejoja tą informaciją, kuri ateina iš smegenų. Jeigu ateina gera ar bloga informacija, vis vien organas reaguoja visą tai. Tai kalba apie labai svarbų dalyką, kad ta informacija, kuri ateina iš smegenų, valdo visų organų darbą. Ir inkstų, ir kepenų, ir plaučių, ir širdies, ir panašiai. Ir iš esmės tai yra psichoemocinės medicinos, kaip sakyti, pagrindas. Tai psichoemocija valdo visą sveikatą. Ir čia galima apie tokius du kelius terminus pasakyti. Psichoemocinė sveikata tai ir yra tas ryšys tarp žmogaus smegenų ir žmogaus somatikos kūno. Jeigu jisai sveikas, jeigu ir teisingas, tai tada žmogus ir darosi sveikas. Ir psichosomatinė būsena. Tai ir mes vis dažniau šnekam apie psichosomatinę mediciną. Taip, psichos yra arba dvasia, arba mintis, o somos yra kūnas. Tai tas ryšys tarp psichikos ir somatikos, tarp sveikatos ir kūno, tarp dvasios ir materijos ir yra tas svarbiausias dalykas, ant kurio laikosi 25% visų ligų. Vydūnas toj knygelė apie tai labai daug kalba, apie psichinę sveikatą, apie tai, kad jam grojimas arfa padėjo balansuoti save, meditavimas ir visa kita. Ir jisai pagrindžia tą psichosomatinės medicinos esmę. Vydūnas yra parašęs visą eilę straipsnių vokiečių kalboje, jis net su Karlu Jungu yra susirašinėjęs ir parašęs jam ir kalbėjęs apie psichosomatinius dalykus ir jisai laikomas vienas iš pradininkų psichosomatinės medicinos Europoje. Jisai skaitė, kad knygoje Sveikata, jaunumas, grožio Vydūnas atskleidė objektyviai egzistuojančius ryšius tarp blogų minčių
ir lygų. Jis parodė va šitą tokią, kaip sakyti, ryšį, kad iškreipti jausmai bei negatyvios emocijos, jos sutrikdo žmogaus inervacijos procesą. Reiškia, jeigu kažkokios negeros mintis, tada pradeda, mes kardiologai labai gerai matom, jeigu mintis kažkokios negeros, pradeda širdis greitai plakti, iš karto. Ir kiti organai taip pat gali pradėti veikti. Tai iššaukia tam tikrą spastinę būklę. Ta spastinė būklė sutrikdo kraujotaką, reiškia sutrinka organo mitybas, atsiranda neadekvati sistemos ir organo funkcija, atsiranda pažeidimas, simptomas liga. Ir sveikas žmogus, kuris galėtų būti visiškai sveikas, vien dėl to, kad jis turi neigiamas emocijas, tai gali sukelti ligas. Dabar toks terminas atsiranda psichoimunologinė sveikata. Tai čia, kada placebo efektas, jeigu geros teigiamos mintis žmogų gydo, o nocebo blogos mintis žmogų žudo. Ir galima tokia išvada, ir ten Vidūnas padaro, galima teikti, kad tikslus ir pozityvus suvokimas veda sėkmės keliu, o klaidingas ir negatyvas į ligas ir pražūtis. Tai iš esmės yra psichosomatinės medicinos pagrindas. Dabar tikrai šiuolaikiniai, ypatingai šiais laikais. Vidūnas sako, kad gyvūnai sveiki būna, o žmonės daugiau serga. Tai tie žmonės šiais laikais, kada ta visa, reiškia, mūsų civilizacija visa kita, vis daugiau ir daugiau tų faktorių veikia. Keičiasi gamta, keičiasi tradicijos, socialinė būtis keičiasi ir žmogui labai sunku, reiškia, surasti tą sveikos gyvensenos pagrindus. Tai kaip tai spręsti? Tai galima spręsti tik keliant žmogaus sąmoningumą. Kaip sakiau, sąmoningumas tai yra žinios, kurias žmogus turi gauti, kurias turi gauti iš žiniasklaidos, iš universitetų ir taip toliau. Ir kaip tas žinias realizuoti. Vienam labai sunku, reikia žmonėms jungtis. Reikia žmonės, kad jie kartu, kad jie bendrautų, kad jie su valstybė, su ligoninėm, su visur, kad atsirastų toks bendras kolektyvinis šitos problemos sprendimas, nes vienam žmogui visada tai darosi labai sunku. Keletą žodžių noriu pasakyti apie tas žinias, kur skaitant Vidūno knygą, man tiesiog, aš taip sistemą pamačiau visą, kas tas yra tos žinios apie sveikatą. Tai sveikata, kad natūrali prigimtinė žmogaus būsena ir kas tai yra. Tai sveikata, tai yra tos visos 4 gerovės ir ją sprendžia sveikatos kultūra ir švietimas, bet tos žinios, jos galima į tokias 9 kategorijas pagal tai suskirstyti. Tai pirmiausia, tai turėtų būti žinios apie dvasinę sveikatos kultūrą. Tikslas. Anksčiau bažnyčia tai darydavo, tikėjimas, dabar mes kažkaip tai tą visą kažkur tai nusilydom ir eipnoj pasimetę ir nežinom, kas tai yra dvasinė kultūra ir kas tai yra mąstymo kultūra. Pagal jausmus, 5 jausmai ir 5 turėtų būti žinių kategorijos arba 5 kultūros. Vizualus menas, muzikinis menas, kvapų, seksualinės kultūra arba lytėjimas, sveika mityba. Fizinė kultūra, socialiniai santykiai, socialinė kultūra. Šitos visos rytis, tai jos sudaro bendrą kompleksą. Sveikata labai sudėtingas dalykas, labai kompleksiškas ir užtat labai svarbu tai suvokti. Dabar tokia antra išvada galime, sąmoningumas arba būties esmės suvokimas savo sveikatos požiūrį yra pagrindinis faktorius nulemantis asmenybės sveikatą, ilgaamžiškumą, grožį bei visos tautos išlikimą. Eina kalba ne tik apie vieną žmogų, eina kalba apie visą tautą. Ir jeigu tauta turės sąmoningumą, ji galės išlikti. Šiandien jau skambėjo šitie žodžiai, supraskite, nenorime žmonių gydyti. Norima žmogaus protavimą žadinti ir parodyti žmogui tikslingą gyvenimą ir sveikata tvirtėtų ir būtų išvengiamos visokios negalės. Dabar noriu parodyti jums tokį, nežinau, galvoju, rodyti, nerodyti šitą dalyką, nes mes gyvenam tokį kažkokį keistą laiką, kur tos Vidūno mintis, jos yra ypatingai aktualios. Ir aš jums parodysiu dabar tokį paveiksliuką, aš nežinau, neįsigaskite, bet jis yra tokia, kaip čia pasakyti, plika tiesa. Aš tą paveiksliuką, kai pamačiau, tai man čiurpas per nugarą paėjo. Pažiūrėkit, kas čia vyksta.
Čia yra konclageris ir vežami žmonės į tą konclagerį. Jie suskirstyti pagal lytis. Vyrai atskirai, moterys atskirai. Bet kas daugiausia mane čia pribloškė, tai kad tie vokiečiai, tie fašistai, kurie tą visą daro, kurie žudo žmonės, jie čia jaučiasi visiškai paprastai. Jie net ginklų neturi. Ir tie žmonės niekas nesipriešina. Kas čia darosi? Kas čia vyksta? O vyksta tai, kad žiniasklaida tiem žmonėm yra duodama neteisinga informacija. Jiems sakom, kad atvažiavo čia į stovyklą, mes jūs perauklėsim, tą padarysim, jūs infekuoti, mes jūs nuvešime visi į dušą, pasiruoškit, paliskit daiktus ir mes tam duše jūs išmaudysim ir jums visiems bus gerai. Jie gauna neteisingas žinias, neteisingą sąmoningumą ir dėl to jie yra nužudomi. Tai dabar mes, jeigu pažiūrėti tą mūsų gyvenimą, mes kažkur pradedam kažką panašaus pamatyti. Jeigu tai lietė vien tik tai žydus ir visą kitą, tai dabar su tuo humanizmu, su žmogaus esme, apie ką šnekėjo Vidūnas, kažkas darosi. Kažkas ypatingo dedasi. Ir kodėl? Todėl, kad mes tą sąmoningumą savo nesugebam užvesti ir suvokti. Ir klausimas taip, ar tai pasikartos? Ar tai pasikartos? Ir iš esmės va šita žiniasklaida, žinios, sąmoningumas tai yra tas svarbiausia. Į kurią pusę bus kalbama? Tai Vidūnas kaip tik su savo knyga, sąmonė ir visa kita, nori žmonėm parodyti, kur yra tiesa, kaip reikia, sveikata jaunumas grobė, apie sveikatą, mes vis apie vaistus, apie chirurgiją, apie visą, ir viskas tik blogyn eina. Apie sveikatos tausojimą ir stiprinimą reikia pradėti. Dabar lygų diagnostika ir gydymas skiria 98% viso biudžeto, tik 2% visuomenės sveikatui. O iš tos visuomenės sveikatos, aš nežinau, kiek ten 10% eina sveikatos tausojimų, Dainius gal gali pasakyti aiškiau. Praktiškai nieko mes neskiriam. O turi būti balansas, turi būti in ir jan. Reikia ir ligas, ir sveikatą. Tai šitie principai patys svarbiausi. Ir čia mes vėl matom du dalykus - tamsą ir šviesą. Ir labai svarbu, ir visas mūsų gyvenimas susideda iš materijos ir dvasios. Ir Vidūnas apie tai šneka, apie dvasingumą. Mes materiją pas mus išsipūtė, pasidarė didelį, o dvasingumo beveik neliko. O visas gyvenimas susideda iš dviejų dalių, jos turi būti pilnavertės. Ir sąmoningumas tai yra tas ratas, kuris apjungia. Nesvarbu kokia ta religija, nesvarbu kas, bet tą reikia suvokti ir suprasti. Ir tai pagrindinė žinia, kuri parašyta toj knygelėje. Čiurlionis, va čia irgi labai gražiai šitą jis parodo, kaip naktis, čia va išeinanti naktis, diena, galva ir tamsa, ne? Ir ateina šviesa. Ateina šviesa, kitas čia žmogus rodo ir rodo pirštų. Dėmesio žmonės, išsaugokit savo sąmoningumą. Supraskite, ką darote, kur gyvenote, kokiame laike ir kokioje erdvėje. Apie tai viskas. Vidūnas kalba tik apie tai. Ir tas varpas, jisai tikrai turi pradėti anksčiau ar vėliau turi pradėti gausti. Tai ačiū labai, aš tikrai labai džiaugiuosi, kad čia mes apie tai šnekam ir kažkada tai bus. Dešimtais metais į daržų
Chisto mare Galileo, Chisto